Sveiki. Visai nesenai po senų video sulaukiau štai tokio komentaro. Čia daugiau ne komentaras, aišku, o klausimas. Klausimą uždavė Liubomyras. Tai ką pas mus klausė Liubomyras? Labas vakaras. Kadangi esu elektrikos fanas, negaliu nepasidalinti elektros montavimo darbais. Būtų malonu sulaukti komentaro, ar nepavojinga šitaip prasiversti elektrą. Tikrai štaip užkabinti laidai, manau, greit oksiduosis, čia reikėtų naudoti stiprius kabliukus, gal net vienos gyslo aliuminijų kokių 3 kvadratų ir manau, benuoti kerelės irgi labai pavojingi. Būtų malonu sulaukti atsakymų, kaip vedėjas žiūri į tokius prisijungimus. Čia yra nuoroda, nei reklama, nei ką, tiesiog nerealiai idėja, kuri yra elektrikos gralis. Ir nuoroda į kažkokį YouTube video. Užeinam į YouTube video. Taip, tikrai čia ne jokia reklama, čia Vaidoto ūkis. Visi mes pažįstame Vaidotą tikriausiai. Ir kartu ten netoli kažkur buvo užrašyta, kad video man reikėtų žiūrėti nuo 13 minutės. Nu tai pasižiūrim, kas ten pas mus ant 13 minutės. Žinot, ką pagalvojau? 160 milijonų, sakė, žmonių elektrą pasisavino pinigus ir savo grąžinsim per 15 metų. Ir aš galvoju, Vaidelis 15 metų nelauks. Tai ką aš galiu pasakyti šitoj vietoj? Šitoj vietoj Vaidelis absoliučiai teisus. Ir dar ką aš galiu pasakyti, kad jeigu iš ESO atleisti kokią pusę darbuotojų, tai mums galima būtų dar daugiau sumažinti mūsų elektros kainą, kas irgi labai neblogai atsispindėtų ant mūsų elektros kainą. Nes jeigu ten atleisi pusę darbuotojų, niekas nieko nepastebės ir absoliučiai nieko nepasikeis. Kai girdite žodį elektra, tai tikriausiai iškart manote, kad tai yra kažkas labai pavojinga ir bijote, kad jinai jūsų nepartrenka. O kad apsisaugoti dar stipriau, į savo elektros skydą dažniausiai montuojate srovės nuotėkio reles. Bet kai kalba užeina apie buitinius prietaisus, niekas dėl jų stipriai nepergyvena. Bet elektros įrenginiai irgi lygiai taip pat kaip ir žmonės gali nukentėti nuo elektros įtampos. Pavyzdžiui, nuo viršytampio arba nuo linijinės įtampos. Ir dažnai, jeigu kažkur atsirado viršytampis arba linijinė įtampa, nuostoliai būna didžiuliai. Kad nuostoliai būtų kuo mažesni arba jų nebūtų išvis, į elektros skydą reikėtų montuoti viršytampio ribatuvą ir įtampos kontrolės rėlę. Ir visai nesenai mes pradėjome pardavinėti viršytampio ribatuvus ir įtampos kontrolės rėles mūsų internetinėje parduotuvėje, į kurią nuorodą paliksiu šito video aprašyme. Nepalikite savo buitinių prietaisų be apsaugos. Bet dabar žiūrim toliau, kągi Vaidelis ruošiasi daryti. Tai aš dabar pasijungsiu nuo stulpo tiesiogiai laidu. Aš nemoku jūsų kaip vogti elektrą. Aš rodau, kaip atsimti ir nereiktų laukti 15 metų. Ir čia žiūrėkit, čia jau pirma klaida. Laidas 2 gyslės. O kurgi saugumas? Taigi reikia įkalti strypą ir 3 gyslą prijungti prie įžeminimo, kad Vaidoto nameliai būtų saugi elektra, kad viskas būtų įžeminta. Antras dalykas, kad Vaidotai, matosi iškart, kad nežiūri mano video. Varį su aliuminiu jungti negalima. Tu dabar nori prijungti šitus laidus, aš kiek suprantu, prie oro linijos, ten eina aliuminio kažkoks lydinys, o čia varis. Jie susijungs, pagaus drėgmės, tas laidas užsioksiduos, kontaktas pasidarys blogas, tau galės supliuškinti kokį nors įrenginį. Negerai. Tai šitoj vietoj reikėjo naudoti aliumininį kabelį. Ir kitas dalykas, Vaidotai, tu su tokiu kabeliu galėsi naudoti kokius 3 kW per valandą, kas yra labai mažai. Tai aš tau siūlyčiau geriau imti kokį 16 kvadratų aliumininį kabelį ir iš jo daryti jau savo tą pajungimą. Žiūrim, kaip atrodo tas pajungimas. Jeigu sugalvosit, tai būtinai padonytinkit man už idėją. Va taip, kaip nuimta šitą izoliaciją, irgi yra labai blogai, nes taip gali pažeisti vario tą apsauginį sluoksnį viršutinį, ten atsiras tokie mikro įtrūkimai, įbrėžimai, į tos įbrėžimus pateks drėgmė, taip pat kontaktuos su aliuminiu ir, kaip ir sakiau, oksidacija. Oksidacija, blogas kontaktas, šylo kontaktai, susigadina elektros įrenginiai. Ir turim tokį meškerį, žvejosim elektrinį ungurį. Einam, atsinešim kopečias ir užmesim ant laidą. Tai čia vėlgi daug klaidų.
Visų pirma, meškerė. Ar jinai tikrai dielektrinė? Ar yra visi sertifikatai, kurie parodo, kad jinai dielektrinė? O jeigu tu su ta meškerė prisiliesi prie laido, tavegi gali partrenkti. Reikėjo tavo atgalą, kur tu laikai savo ranką. Reikėjo jį užizoliuoti irgi su izolienta. Taip pasiektum izoliaciją ir tave nepartrenktų elektrą. Kitas dalykas dar, kad tave nepartrenktų elektrą. Tau būtinai reikia šalmo, akinių, dielektrinių pirštinių ir dielektrinių botų. Jokios elektrosaugos. Visos elektrosaugos taisyklės čia yra pažeistos. Kaip tik daryt? Gerai, kad geležinės kopėčias. Čia vėl blogai, nes nuo kopėčių prie elektros linijos dirbti negalima. Reikia arba samdytis bokštelį, arba lipti su nagiam. Galvoju, šitą dantys įsidėsiu, kad nejudėtų. Normaliai, kabelį laikyti burnoje, čia labai yra patogu, sutinku su šito. Aš uždėsiu, bet negali rodyti nusikaltimą. Dabar, jeigu jūs sugalvosite jungtis prie elektros laidų, kurie eina per stulpą, tai jums reikia žinoti kelis dalykus, kad elektros linijos būna skirtingų įtampų. Ir jums tai labai yra svarbu žinoti, nes šito atveju mes matome, kad čia yra vienfazė linija. Tai šanso kažką prigribauti didelį nėra. Bet jeigu čia būtų štai tokia linija, tai čia jau trifazė linija. Ir jeigu tu pataikysi su savo dviejais elektrodais tarp fazių, tai tavo įrenginiui, kurį tu prie jo prijungsi, bus nelabai gerai. Antras dalykas, kad jeigu tai bus štai tokia oro linija, tai čia 10 kW. Ir jeigu tu tuos savo elektrodus prijungsi prie šitų dviejų laidų, tai jau ne tai, kad įrangios, jau ir tavęs čia neliks. O jeigu tu sugalvosi jungtis prie štai tokios linijos, tokiu atveju čia iš vis 110 kV ir tu tik tai, kai savo meškerę prie jos pritrauksi, tavęs jau neliks ir niekas net negalės sužinoti, kas čia bandė elektrą susigrąžinti savo. Laikas. Dausiukai. Ir čia pas mane klausimas. Vaidotoje pas tave yra ką kategorijoje, kad tu dirbi po įtampą. Tau iš pradžių reikėjo pakabinti, ant šito laido, pakabinti kištuką ir tada jau kabinti ant elektros stulpo. O paskui tu paprastai gali ateiti ir į kištuką įkišti savo prailgintuvą ar šitą oranžinį prailgintuvą, kad tu čia bandai pajungti iš kitos pusės. Tai tu galėjai tiesiog čia uždėti kištuką ant šito kabelio ir kitą galą pajungti į šitą kištuką ir viskas. Ir tau nereikia vargti ir kišti laidus į tą lizdą. To labiau, kad jisai nepritaikytas tam. O, gerai. Šitas prailgintuvas. Jisai, aš žinau, kas čia per prailgintuvas paprastas iš senukų. Jos skerspjūvis yra kokie 0,75 kvadrato, taigi su tokiu skerspjūviu nieko negalėsi normalaus pajungti. Turi nusipirkęs ir tulpę tokią? Nu ir vėl su paprastu tapetiniu peiliuku užėvina laidus. Elektrikų klube kas nors pamatytų, sudaužytų į ten. Nieko nematau, reikia šviesos. Nu ir šitoj vietoje aš pasakyčiau, kad reikėjo dėti storesnį prailgintuvą ir ant jo galo uždėti 2 vietų kištukinį lizdą. Ir tada į vieną kištukinį lizdą galima būtų pajungti šitą lemputę, o į antrą kištukinį lizdą galima būtų pajungti kokį nors elektrinį šildytuvą 3 kW. Nes, kaip mes matom, Vaidotas stato namelį, namelis dar yra visas kiauras, ten yra pakankamai, aš manau, šalta, to labiau, kad ir už lango pas mus nėra šilta. Ir mes galim elektrą vis tiek grąžinam nemokamai, tai mes galim pasijungti elektrą ir pajungti savo elektrinį šildytuvą. Taip sutaupysim ir ant elektros ir dar pasišildysim savo namelį. Argi tai blogai? Trumpina kažkur. O? Bet aš galiu pasakyti, kad drąsus jisai. Ne kiekvienas elektrikas nori po įtampą dirbti. Aš, tarkim, buvau gavęs per nagus ne vieną kartą. Kai yra galimybė, aš geriau atjungiu elektrą. Oi, tai gerai. Nu va, nemokamą šviesą, galėtų dar pasijungti kokį nors šildytuvą ir galėtų nusirengti ir nuimti kepurę. Sutikit su manim, vis tiekgi nemokamai.
Taip, o jeigu rimtai, tai siūlyčiau jums niekada nelysti prie oro linijų, nebandyti pasisavinti iš ten elektros arba ten susigražinti elektros arba dar kažką. Jeigu jūs norite susigražinti elektrą, tai kreiptis į profesionalus ir samdyti žmonės, kurie tikrai žino, kaip teisingai prisijungti prie oro linijos. Prenumeruokite kanalą, dėkite laikus ir viso gero.